Skaitau tau savo astralinės patirties aprašą, o tu eterinėje erdvėje žiūrėk, kas vyksta. Vieną naktį sapne supratau, kad sapnuoju. Aplink mane vykstantis įvykiai neturėjo logikos. Žmonės vietoje vardų sakė daiktų pavadinimus, o pati erdvė atrodė nestabili. Todėl sąmoningai ištariau. Dabar pereinu iš sapno į projekciją. Ir akimirksniu viskas pradėjo keistis. Per žaibus primenančius vaizdus aš atsidūriau didžiuliuose rūmuose. Raudoni šilkiniai gobelenai, balkonai, erdvės menės, ilgi koridoriai kūrė prabangos bei galios įspūdį. Bėgdama per rūmus, jutau, kad nesu paprasta viešnia. Paskui mane sekė būrys vaikų ir kažkodėl žinojau, kad esu už juos atsakinga. Šioje vietoje galėjau valdyti šviesą. Vien prisilietimu uždegdavau liustras ir žvakes, tarsi elektra paklustų mano valiai. Vėliau, nusileidusi į didžiulę menę, sutikau vyrą, kuris priėjo, nusilenkė ir pagarbiai padavė ranką. Ta akimirka mane užliejo nepaprastai stiprus jausmas. Aš priklausau karališkai šeimai. Norėdama suprasti, kur esu, kreipiausi į savo pasąmonę. Šį kartą atsakymas atėjo ne per pojūčius, o per aiškų moterišką balsą. Aš paklausiau, kur aš esu. Atėjo atsakymas – Kinijoje. Aš paklausiau, ar aš kokia princesė? Atsakymas – taip. Kartu atėjo ir stiprus sužinojimas, kad mano tėvas yra karalius. Bandžiau sužinoti daugiau apie laikotarpį, tačiau didžioji dalis atsakymų išblėso vos pabudus. Tačiau iš visos informacijos liko vienas aiškus orientyras – Panamos kanalas. Tai labai iškilo daug įdomių klausimų. Ar aš buvau Kinijos princesė, o gal kitos karališkos šeimos, kodėl karališka šeima, kokį vaidmenį šiame pasakojime atlieka Panamos kanalas. Būtent tai ir patyrinėsime dabar su Dovilė regresinės hipnozės metu. Tai ką tu matai, ką tu jauti? Pasakok. Matau labai daug iš tikrųjų vaizdinių, tai ką pasakojai, ir man tas su elektra momentas labai yra irgi vienas iš tų labai stiprių potyrių tavo. Jo. Žvilgtelk į ją. Kokia tavo informacija eina, kas tai? Minties materializacija. Kažkaip čia toksai, supranti, kaip išjaučiu, kaip visa tavo kelionė, ne kažkaip keliavo daugiau, nei vienas kūnas. Man taip tokia informacija eina. Tai vienas iš tų, kuris sugebėjo materializuoti, tai susijęs su mentaliniu. Ir jisai visas toksai daug žiežirbėlių, žinai, tokių auksinių, matau. Tokia kaip minčių gale. Ir toj plotmėj, kur tu patekai, buvo aiškus materializavimas, kaip tu ateina mintis, noras, impulsas ir bum, materializacija. Čia lygiai taip kaip ir bendravimas tiesiogiai su pasąmonė, kaip iš karto vyksta dialogas, ar ne tas momentinis atsakymas toksai, aš užduodu klausimą ir gaunu labai aišku atsakymą? Taip. O kai sakai, kad daugiau kūnų keliavo, tai ar dar matai kažkokių kitų? Kiti šviesos kūnai, taip. Nes mes esam, žinai, kaip sakant, mes turime tų sluoksnių, bet mes esam neatskiri, mes esam kaip bebūtų vieni su tais kūnais. O kas aš taip išjaučiu šioj. O kas įtakoja tą būtent tokį, kai daugiau kūnų dalyvauja? Kas įtakoja? Mes kažkaip vieni kūnai sąveikauja su kitais ir vibracijų kažkaip rodo irgi nuo mūsų būsenos, kaip mes jaučiamės tuo metu. Toks kaip atrodo vienas kitą kūną pakutena, taip aš taip, žinai, išreiškiu, bet iš tikrųjų vienas kitą kūną išjudina. Aišku, vienas su kitu kūnu yra kaip visuma, bet kad mums aiškiau supras kažkaip
kaip ir aktyvuojam per savo būseną pačią. Kiti, pavyzdžiui, būna ilsisi, ne? Nes arba vibracijos neužkyla iki tam tikro kūno, priklauso nuo būsenos. Viskas yra vibracija iš tikrųjų. Aš supratau. Dar vieną klausimą dėl tos elektros norėčiau užduoti. Ar tas gebėjimas buvo tik astralinėje erdvėje aš tai dariau, ar tai vis tik yra prisiminimas, reinkarnacija ir galbūt tuo metu buvo irgi gyvas tas gebėjimas? Nes paskui mane bėgo ir būris vaikų ir tarsi aš kaip kokios triukos, kad būčiau dariusi. Žinai, man toksai ateina atsakymas, kad mes tų gebėjimų turėjom iš tikrųjų nemažai. Ir taip, tai buvo tavo gebėjimas. Mes turėjom tos gebėjimus materializuoti. Mes tą sugebėjom, mes tą darėm. Čia vienas iš to prisiminimų iš tikrųjų. Ir aš negaliu būtent pasakyti, ar šios žemės plotmėj. Nes šiaip iš tikrųjų žemės tų dimensijų yra daug. Gerai. Kokia dar tau ryškesnė informacija ateina? Man tai, žinai, aš matau tą raudonumą, žinai, raudoną visur aplinkui. Ir tas raudona, ne, kažkaip man susijęs su mūsų atmintim, o mūsų tą pagrindo čakrą irgi. Ir tokį taip įsirašymą, atmintinį įsirašymą, kur siela laiko patirtis. Čia gal netgi kauzalinis kūnas irgi dalyvauja prie to pačio. Nes tai yra tavo sielos atmintis kažkokia tai. Ir raudona, kai rodosi dažniausiai, tai būna susijęs su kažkokia tai praeities reinkarnacija. Ne visą laiką, bet tai yra kažkoks įrašas. Aš tai pagalvojau, kad jau kai prabudau, tai pagalvojau, kad gal su Kinija susiję, nes tai Kinijos spalva irgi dominuojanti tokia. Jeigu žiūrint iš visų pusių, tai taip. Jeigu skanuojant iš įvairių pusių. Gerai. Kokia dar informacija atkeliauja? Gal einam prie tų klausimų, nes tu čia taip greitai viską susakėjai, tai gal nuo vieno klausimo pradedam? Nuo pirmo? Na, aš tų klausimų neturiu pasirašysi. Ne, tu sakei, ar aš buvau princesė, ne kažkas tokio. Šitie klausimai. Ne, aš visų pirma paklausiau, kur aš esu ir mano atsakymas buvo Kinijoje. Tai ar čia buvo istorinė Kinija, ar čia simbolinė ir tai buvo. Bet aiškus tas atsakymas buvo, kad Kinijoje. Ar čia kita žemės dimensija? Ar tu matai, Kinijos kažkokią tai? Nu, aš tos rūmus matau ir aplinkui tos aksominius baldus, kaip to prašai, tai taip aš ir matau, bet jeigu skanuojant iš visą, ne, gal per širdies dažnį, tai to aš bandau išjaus, kas čia yra. Nu, man ateina tokia informacija, kad čia yra sielos atmintis. Tai iš tikrųjų Kinija, ne? Tuo metu, kaip suprantu, buvo reinkarnacija, atsiminimas iš kuomet aš gyvenau Kinijoje. Aš netgi tave pamačiau, žinok. Nu, papasakok, nes aš kažkaip nesugalvojau nei į veidrodį pasižiūrėti, nei apžiūrėti savęs, man tiesiog... Jo, kinietiškų bruožų. Aišku, čia kas be ko. Ir aukšta. Ir labai tokia plona. Ir raudonas aksominiai tokie, žinai, kaip jie mėgsta tos kaip kimono, kaip ne kimono, bet iš šilko, su aukstos tais siuvinėjimais, toks auksinis kaip juosta per vidurį
einanti. Ir batai tai tokie, kaip būna, pasakysiu lietuvišką žodį, kurį buvau pamiršusi, tokie kaip čiužinukai, žinai, kaip atrodo, bet stilingi. Žinai, tokie kaip čiužinukai balete, pavyzdžiui, balerinos kaip dėdavos tokius. Tai ten yra... Kietas dabar pasakė ir man pavadinimas užkrito. Aš baletą, kai lankiau, mes vadindavom jos čiužinukais, bet tikro... Aš nebuvau girdėjusi tokio pavadinimo. Nu, čia tokie kaip juostelėm tokiom. Balerinos kaip tokius batelius naudoja. Aha. Kažkaip ar ne puantai? Man dabar toks žodis atėjo. Kažkoks yra. Aha, supratau. Tai su tom juostelėm, ar ne? Raudonas, vat vėlgi raudona, visur raudonas spalva. Panašus jos kaip į balerinos, bet ne su to gipsu, žinai, bet labai panašus batai tokie. Ir gal daugiau tokie, kaip žinai, tokie tampri, kaip oda, kad būtų. Aha, supratau. Jo, va tokie kažkaip tais eina, bet tokie prabangus labai ir juostelės kaip eina link kojų. Ir aš matau daug tokių apyrankių auksinių ant abiejų rankų. Labai daug apyrankių primauta. O plaukai, plaukų aksesuarai kokie? Plaukai į kodelį susukta. Nepalaidi plaukai, žinok. Aha. Ir makiažas ir toksai, kaip daugiau, žinai, baltas veidas, labai baltas ir tokie rūžavi žandai. Aha. Tokie. Ir tas kodelis susektas su tokiais gražiais segtukais, smeigtukai, tokie labai prabangus iš kristalų. Tai dominuoja labai daug aukso ir raudonos spalvos. Ir labai aukšta tu esi va šioj reinkarnacijoj. O kas tie vaikai aplinkui mane, kurie buvo visas būrys? Iš visą aš tos rūmus labai didelius matau, ne? Jie labai tokie ardūs dideli ir tie vaikai... Ne, tu nesi mama tų vaikų. Ir tas toks kaip juokas, žaismingumas, tokį jaučiu, žinai. Ar ten broliai, seserys, giminės? Man labiau tokias kaip susijęs su giminės, nes ten viskas su... Ne, kažkas su giminės susiję, giminės, kur ryšys labai stiprus ir ten atrodo, kad tie rūmai, ta pilis tokia didelė, kad ten gyvena šeimomis kažkaip giminės šeima, žinai. Eina žodis dinastija. Dinastija. Pusseserės, pusbroliai, vat kažkaip vat kraujo ryšys jaučiamas labai labai stiprus. Nėra atskirti, atsiprašau, nėra taip, kad kaip mes dabar atskirai, ne, gyvenam vieni atskirai nuo kitų, o ten kažkaip atrodo viskas atiek platu, gražu ir didelė ir visi vienas su kitu labai harmoningi ryšiai. Aš kai nusileidau į tą menę ir ji tokia didelė buvo, vos ne kaip stadionas, bet ten labai įdomiai, nes maišėsi erdvės. Aš tarsi ir mačiau ir menę tuo pačiu ir mačiau daugybę žmonių, ir tuo pačiu mačiau lyg gamtą, lyg kažkokius jau kaip ir geležinkelius ar žodžiu, kažkaip erdvės tiesiog atrodė buvo viena ant kitos. Labai įdomus toksai jausmas buvo. Ir prie manęs priėjo toksai kaip vyras, kuris taip nusilenkė ir padavė man ranką ir va tada mintis buvo, kad aš taip sakau, ar aš kokia karalaitė gal? Toks jausmas ir atsakymas tada buvo taip ir aš tada pajutau visą savimi tą, kad aš esu karališkos šeimos. Gal imperatorių šeimos, ten Kinijoje turbūt imperatoriai buvo, ne karaliai. Ir tada aš paklausiau, o koks tai laikotarpis? Ir man tos informacijos ten pradėjo sakyti viską. Ir aš užsikabinau už to orientyro Panamos kanalas, nes aš jau ten būdama žinojau, kad aš visko neprisiminsiu. Tai įdomus tas momentas irgi, Panamos kanalas. Ar tai buvo tuo metu svarbus įvykis, ar tai buvo... Kodėl tas man taip užstrigo? Dabar truputėlį palauk, žinai, kai tu sakai, aš mačiau sluoksnis ant sluoksnio, tarsi kaip esi, kaip tu, kaip siela, ne, ir tu matai, kad tarsi kaip, žinai, kaip yra, kai mes atsirandam ant
nulinio taško ir kai yra praeitis, dabartis ir ateitis susilieja į vieną tašką, atrodo, ten iš tikrųjų nėra laiko. Ir toks jausmas, kad tuo momentu tiesiog visos tavo atmintis pradėjo tiesiog eiti iš visų, supranti, srautų, toksai kaip atrodo, kuris įeina į vieną, į tą valdymo tuo momentu, tą tašką, kad kaip tu buvai, kaip tuo momentu buvai valdininkė. Ir ta Panama tada kažkaip irgi susiję su tuo momentu, kai tu buvai prie imperijos tų laikų. Iš tikrųjų, man labai patiko vieną knygą, esu skaičius apie Kiniją ir apie tuos imperijas. Labai įdomu iš tikrųjų. Bet labai labai senai skaičiau ir kitų paminėjai, kažkaip man visi tie vaizdiniai apie tą Kiniją. Čia Anglijoje, aš pamiršau tų medžių pavadinimą, jie dideli ir tokie lapai nusvirę. Jie dažniausiai auga prie vandens, aš nežinau, sakau, užkrito pavadinimus. Jie labai panašus į tos rūšies medžius. Aš pamačiau labai gražią gamtą, visur žalia, žinai. Super žalia. Ir yra kažkokie tai naudojami mechanizmai, kažkokia tai irgi technologija, kuri kuria kažkokius tai portalus. Ir kai tu kažkaip išeini iš vienos erdvės į kitą erdvę. Bet čia eterinė erdvė tas portalas, ar ne? Ar fizinė? Kaip tu jauti? Aš eteriniai erdvėj nuskaitau tai, kas buvo ir fiziniai erdvėj. Protas, aišku, ieško geografiškų ten to, ne, Panamos tas kanalas, taip, bet man dabar rodo tas, kur kanalas, ne, čia geografiškai yra portalas tuo momentu tavo toje reinkarnacijoje, nes tuo momentu buvo irgi technologijos, kurios galbūt buvo kaip ir kažkas slapto. Man eina tokia kaip slapta informacija. Gerai, o kadangi mes buvome karališkoji ar imperatoriškoji šeima, tai reiškia, mes tą informaciją žinojom, mes tame dalyvavome? Taip. Man rodo perėjimus iš vienos erdvės į kitą. Nes ir tas elektros valdymas, ar ne, kurį aš mačiau, atrodo, lyg mes tuo metu turėjome tas galias. Ką mano pasąmonė dar nori parodyti daugiau ties šio prisiminimu? Kokią dar informaciją nori atskleisti? Man parodė kažkokią tai labai, dabar mes kaip perėm tą portalą, ne, kažkokį tai. Ir atsiradom kitoje erdvėje. Ir tokia kaip, pamačiau, žinai, ką tokia kaip, žinok, čia fantastika, ką matau, bet toks kaip laukas, ne, aplinkui. Žinai, kaip būna dubuo, tokia kaip juoda skylė kažkokia tai. Ir tu iš viršaus į apačią žiūri tą daubą. Netgi šiurpuliai. Kaip įeinant erdvę, kur nėra, supranti, ten viskas energija kažkaip susijęs su kažkokia tai energija. Nėra ten nei gamtos nieko, tik kažkokia tai dauba kažkokia tai. Kas nutinka, jeigu mes leidžiamės į tą daubą? Jūs žinokit, nesileidžiat, aš nežinau. Nesileidžiam? Yra toks kaip trauka kažkokia tai padaryta. Kažkas nesuprasi. Palauk, bandau išjaust. Čia kokia juodoji skylė? Man panašu juoda skylė. O tai gal čia yra transformacijos kokia erdvė? Labai panašu į transformaciją ir gimimą. Gimimą netgi?
gimimą Žemėje? Susiję kažkas su kita dimensija, su Žemė, nežinau, kažkokia jungtis. Man dabar tokia įdomi mintis atėjo. Okay. Kaip mūsų Žemėje yra skirtingos rasės, ar ne? Ir vat Kinija ir tie tolimieji rytai. Mhm. Ir dabar būtent tą, kur tu matai tokį kaip daubą, kaip perėjimą, kaip gimimą. Mhm. Gal tai yra būtent tos rasės? Gali būti, žinok, čia iš tikrųjų jo. Aplamai įdomu, iš kur ta rasė atėjo, ar ne, iš kokios žvaigždžių šeimos, su kokiu tikslu. Jo, kiniečiai kažkaip irgi labai yra su technologija. Jie labai pakalė šiuo momentu korėjiečiai, kiniečiai, žinai, japonai, labai ta technologija pas juos yra išvystyta. Bet ir ne tik pas juos, ir yra visa ta rytų senoji medicina. Taip. Kovos menai. Jo. Ten visko labai daug. Taip, labai. Pas juos ir dar ir tas tikėjimas yra, ar ne? Jo, ir tas dvasingumas, ir tie visi akupunktūros, budizmas. Taip, ten visai kita, atrodo. Visai kita civilizacija. Taip, kažkokia labai įdomi civilizacija tokia. Pavyzdžiui, netgi mano projekcijose, kiek aš kovos menai, ne, irgi pastoviai matau kiniečius, kas keisčiausia. Jo. Man irgi buvo labai keista, nes aš labai dažnai sutinku. Aš net nelabai jaučiu traukos, vat toj pusėje man kažkaip gana svetima ta civilizacija atrodo. Ir labai keista, kai projekcijoje astraliniai kelioniai tu bumt va taip įkrenti. Ir yra toksai wow momentas, nes tu nei svajojai, nei galvojai, nei planavai, nei norėjai tą kryptimį keliauti. Ir tada toksai tiek klausimų pasipila, kas čia kaip, kodėl aš tokį prisiminimą pamačiau, kodėl man pasąmonė tokį prisiminimą parodė. Tai, kad atsirakina, supranti, kaip ta atminties pralė, atsirakina tai, kas tu esi. Kaip sakant, mes ne vien tik mes esam viskas, absoliučiai. Ne vien tik europietis, ne? Šiaip pagalvojus, ne? Jo, tai aš tą suprantu, kad atsirakina labai daug visko, bet gal norisi suprasti, kodėl būtent šiuo metu tau tą pasąmonę parodė. Ar ji kažkokia... Ar tai eina su kažkokia žinutė konkrečiai? Gal norisi to tokio individualumo, asmeniškumo būtent šiai mano versijai? Ne paraleliams, ne kitose egzistencijose. Kad mes jau esame tie multidimensiniai ir nuostabios būtybės, čia sunku protu tai yra suvokti. Ir tą suvokiam jau. Bet pasąmonė neparodo to visų šitų dalykų atsitiktinai. Man tai toks jausmas yra. Kad parodo tuo metu, ką reikia parodyti, gal taip? Jo, pasąmonė visą laiką parodo tuo momentu, kas tau, pagal tavo netgi, sakau, vibracijas, ne, tuo momentu parodo. Kažkaip čia, sakau, yra atmintis, tavo sielos pralinė atmintis, kuri atsirakina. Tai tiesiog toks kaip priminimas. Jeigu aš dabar kreipiuosi tada į savo pasąmonę, aš noriu paklausti, kodėl parodai man šį prisiminimą dabar? Kodėl leidai man tai prisiminti, patirti, pajusti dar kartą? Kažkas eina su integravimu kažkokiu tai. Ką aš turiu integruoti šiuo metu? Senos kažkaip įdomiai, tas, kas buvo užslėpta, eina į paviršių.
atsiskleidžia kaip ta gėlė. Tai iš tikrųjų buvo tavyje, bet tu kažkaip kaip gėlė atsiskleidai. Iš tikrųjų, tos reinkarnacijos, va tokios, kur nesi paprastas valstietis, ar ne, ten jos būna tokios labai įspūdingos, nes kai tu esi dabar tiesiog gyveni kasdienišką paprasto žmogaus gyvenimą. Ar ne? Ir va tokius vaizdus pamatyti yra tikrai labai taip, wow. Nes negalvoji šitaip. Supranti, kaip va šitas yra kaip atrakinimas tavo sielos į tavo tą patirtį. Supranti, kad mes turim skirtingus gyvenimus, skirtingas reinkarnacijas ir viena iš tų reinkarnacijų buvo tokia. Ir toj reinkarnacijoje yra kažkoks žinojimas, ne, kuris atsiveria kaip ta gėlė. Bet tam supranti, kartais reikia laiko, kad dar labiau atsiskleistų. Man čia kažkaip yra susiję irgi su ne vien tik tais technologija, ne vien tik tai su to gimimu, bet kažkas susiję ir su kažkas su kvantinė ta energija, kvantinė fizika, kažkas tokio. Nes tuo metu tai irgi buvo. Žinoma, ar ne? Žinoma. O kokią žinutę būtų galima perduoti klausytojams dabar? Nes aš tikiu, kad kiekviena mūsų patirtis, kurią mes dalinamės, gali duoti ir kitiems naudos. Man tokia informacija ateina, kad save pažinti mes galim ir mes galime aktyvuoti visas savybės. Turėjau omeny tas savybės, kurias mes turėjome skirtingose patirtyse, skirtingose tose, ką aš vadinu patirtimis, tai apie reinkarnacijas, gyvenimus kitose erdvėse, egzistencijose, dimensijose. Taip. Mes susigražinam visą, supranti, mes viską susigražinam, visas tavo tas savybės, kurios buvo kažkada nustumtas, pamirštas, kurios mums padeda toliau evoliucionuoti. Čia žinutė, kad tos reinkarnacijos, kurios labai stiprios ir yra mūsų atmintis, jos padeda toliau evoliucionuoti. Tos sukauptos žinios. Tai čia kaip raktą kažkokį gauni pasąmonę, dėl to ir parodo, ar ne, kad tu tai prisimintum, kiek gali prisiminti, aišku, ar ne, prisiliestum prie tos erdvės ir atrakintum savyje tai, kas buvo pamiršta. Taip. Gerai, ar tau dar kokia informacija eina, ar dar nori kažkuo pasidalinti? Kažkaip nebeteina. Gerai, tai aš dėkoju tada tau, dėkoju savo pasąmonei ir aukštesniesiems aspektams ir tada mes atsijungiame nuo šios erdvės.